Dabar šiek tiek sunkiau darosi, nes jau atsiranda tas alkis, jau treniruotės tokios, pavargsti šiek tiek po jų, visur turi skubėti, lėkti, gaminti maistą, suspėti treniruotę ir panašiai. Pirmos savaitės šiaip sunkiausia buvo gal mityba. Treniruotės man fizinis krūvis nėra svetimas, tai sakyčiau, nebuvo labai sunku. O su mityba tai į tą ritmą įvažiuoti buvo sudėtinga. Bet po truputį. Važiuoja, ne? Į priekį. Na, iš tikrųjų, kai ėjau projektą, tai nesitikėjau, kad pokytis bus tiek drastiškas, nes sunkiausia tai buvo priprasti prie griežtos mitybos. Nes sportų, treniruotės 4 kartus per savaitę, čia viskas tvarkoja, bet sunkiausia yra laikytis tos sveikos mitybos. Nes 6 pavalgymai per dieną, nes reikia skirti dėmesio laiku pavalgyti svarbiausiai ir dar gamintis valgyti. Ir aplamai tiesiog tada tas visas dienos režimas, jisai labai priklauso nuo tos mitybos. Tai prie to priprasti man reikėjo maždaug savaitės pusantros. Jau po to dabar tai taip vis lengviau, jau pripranti, kad atsikeli, žinai, kelintą valandą pavalgysi, žinai, kada pasportuojasi. Tada jau taip nebėra jau taip iš tikrųjų sunku. Kai kurios merginos skundėsi, kad, pavyzdžiui, važiuoja pas mamas, jos ten savo vis tiek patiekalus kiša, tai pas mane taip nėra. Atvirkščiai mama perspėja, kas bus skanaus, kad aš nusiteikčiau morališkai, aš atsivežu savo, normaliai pavalgau ir viskas, jokių problemų. Kas motyvuoja? Rezultatas gal būsimas motyvuoja. Pradžiai, kai sakiau savo visiems daugiausiai pažįstamiems, kad dalyvauju projekte, tai visi sakė, kam tau to reikia, ar tu tikrai įsitikinus, kad tu tikrai pasiruošus tam. Ir aišku, aplinkiniai ypač reaguoja, kai pamato žmogų viešai valgantį iš dėžučių. Ir tu vis tiek sėdi viešai vietoje, valgai iš dėžutės savo maistą. Man kartais tenka vairuojant, kamštyje stovint irgi valgyti, tai vairuotojų ir kitų reakcijos būna įvairios, nes būna tiesiog pasižiūri, būna taip pasižiūri, kaip ir nesupranta, būna tiesiog pasijuokia. Tai va būtent ta žmonių reakcija, nes ne visi dar yra pratę, kad žmonės laikosi tokios sveikos mitybos ir jie valgo tik savo gamintą maistą. Tai, bet kaip pripranti prie to, kad tai to reikia būtent tik tam, o ne kitiems aplinkiniams, ir kai tu pripranti prie to, kad tu pastoviai valgai iš tų savo dėžučių, tu net nebekreipi dėmesio, ir tave žiūri kiti žmonės ar ne. Artimieji stebisi, kad porcijos yra didelės, kad labai dažnai valgau, sako, kur ten tau telpa. Bet su telefonu stebisi šiaip taip. Kas motyvuoja? Rezultatas gal būsimas motyvuoja. Kas ir motyvuoja labiausiai. Kokie išeisiu po projektų. Tai tas finišas, kad bus finišo tiesiog varžybos ir tu negali kažkur čytinti ir kažką nusukinėti, nes ant scenos vis tiek visi pamatys. Plius artimųjų palaikymas. Tai draugas mane daugiausiai palaiko, tai netgi ir toj kelionėje, sakau, ten sėdėjau, jau taip liūdna buvo, bet jis mane palaikė, sako, šitą nevalgyk, šitą negalima, čia pagal laiką grįždavom namo, jeigu reikia pasigaminti ir panašiai. Nes dabar kaip tik po truputį atsiranda tokie rezultatai, nes man per pirmasis 2 savaitės pavyko numesti netikėtai 5 kilogramus, kas iš tikrųjų buvo šokas visiems. Nes mano toks tikslas yra kaip tik priaugti masės, bet organizmas, ko priprato prie tos mitybos, tai jisai man tiesiog numetė svorį, kaip sakė. Tai buvo toksai šiek tiek šokas, bet tai nepasakyčiau, kad tai buvo sunkumas. Tiesiog reikia priprasti ir tada tikrai nepasakyčiau. Kai darau tą projektą, tai aš esu mačiusi praėjusių projektų dalyvių pasirodymą tose varžybose, tai kaip jos atrodė ir kaip jos pasikeitė. Tiesiog tas mane labai kad užmotyvavo, bet labai sudomino. O čionais dabar projekto metu iš tikrųjų labai motyvuoja ir Nastė ir Tomas, nes jie tikrai paskatina ir mato, kai jeigu, pavyzdžiui, nors būtų labai sunku, tai jie prieina, būtinai paskatina tave, dar tik labiau užmotyvuoja. Jie visuomet pasako, kad tu gali tai padaryti. Ir iš tikrųjų tada tas tikrai suteikia papildomos motyvacijos. Tai be abejo tokie pirmieji rezultatai. Aišku, dabar
dar sunku kažką sakyti, nes rezultatams pasiekti, jiems kaip ir kad būtų tikrai matytųsi, aplinkiniams bent jau, tai tam reikia bent jau mėnesių. Tokio sporto ir griežtos mitybos. Pas mus dar kokias dar nepraėjęs tas laikas, dar sunku pasakyti. Visuomet toks svarbu ir pačiai save motyvuoti. Pozavimas, kaip ir sakė projekto pradžioj Nastė ar Kristina, iš tikrųjų yra labai sunkus ir atrodo jau atsistoji į reikiamą pozą, jau savo veidrodį kaip ir visai nieko atrodai, bet prieina trenerė, tave pataiso pastato taip kaip reikia ir pasirodo, kad ai, tai čia dar šitaip galėjau. Tai yra ką nežinoti. Ir jeigu imti mitybą, sportą ir pozavimą, tai pozavimas yra sunkiausia. Nes pozavimas atrodo, kad kas čia yra, tiesiog išeini į sceną, pasimaivai ir išeini. Bet iš tikrųjų ne. Vien tik išstovėti vienoj pozai, įtempus visus raumenis, tai tau reikia tikrai labai daug jėgų atiduoti. Nes mes kiekvieną savaitę turime pozavimo pamoką, kuri trunka 2 valandas, tai visas tas 2 valandas mes sunkiai motyvuojame. Nes iš tikrųjų tas pozavimas tai yra ne tik protinis darbas, bet ir viso kūno darbas. Tai reikia apjungti ir protą, ir kūną, kad tu atsistotum taisyklingai, tinkamu metu ir rodytum visus savo raumenis, kurių reikia. Kadangi iš indelių, kaip pavadinkim, valgydavau aš jau prieš projektą, tai aš žinodavau, kad aš pietus nešuosi į darbą, bet atvykus į svečius ar kur jau taip nesilaikydavau. Dabar, kadangi turiu visur keliauti su savo indeliais, tai kas supranta, tas supranta, bet yra dalis žmonių, kurie nesupranta. Ir jie tai reaguoja kaip į įžeidimą, kad tu nevalgai jų siūlomą maisto, tarsi kas nors atsitiks. Bet yra laiko įprasti. Valgau 6 kartus per dieną. Pagrinde racione yra ryžiai 3 kartus per dieną, vištiena. Vištieną keičia žuvis arba jautiena, vakare tunas, nakčiai varškė arba kiaušinienė. O ryte visada avižos, vienokį ir kitokį pavydalą. Kaip tik šiandien kalbėjau su draugė apie tai ir praėjo beveik 4 savaitės ir nė karto nesusimačiau, kad man pernelyg sunku, kad aš negaliu, pavargau ar kad noriu mesti. Ne, vis atrodo toliau. Gražėjančios kūno linijos. Pirmiausia, turbūt, nes labai gerai, kiekvieną dieną atsikeli, tau niekada nebūna blogos savijautos pilve, visada pilvas prisiploja. Tai gerai, malonu žiūrėti veidrodį, smagu.